minėt. Okay. Na, tai gal dabar iš naujo pristatyti. Sveiki atvykę į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą ir virtualiai. Ir dabar Lietuvių literatūros lyginamosios asociacijos mokslinis seminaras apie vaiduoklišką tekstą dekonstrukcijoje ir apie jo negalimybę komparatyvistikoje, kurį pristato profesorė Aušra Virbutienė. Ačiū, Manfredai. Ačiū, Manfredai. Tai taip, keletą ačiū, kad susirinkot. Man tikrai labai smagu, malonu ir visa kita pristatyti pagaliau išėjusią knygą. Ir į tą knygą taip vis tiek tą knygą. Aš nežinau, čia nesimatau, knygos ir nesimato, tiek to. Knyga dekonstrukcinių skaitymų užrašai, kuri pagaliau išleista. Į ją žiūriu, taip iš karto noriu pasakyti dvejopai. Vieną tikrai jos nesureikšminu, nes tai yra, aš galvojau surinkti išsibarsčiusias interpretacijas, straipsnius įvairiuose žurnaluose į vieną vietą ir išleisti, tiesiog kaip straipsnių rinkinį. Kas ten man išėjo? Per 20 metų rašiau kažkokias dekonstrukcinės interpretacijas, kaip jos atrodys vienoje vietoje. Tai va. O paskui, bedarant knygą, tai buvo ir patarėjų įvairių institute, ir pasiūlymų, kad trupučiuką tada vis tiek praplėsti, parašyti kažkokias išanginės dalis ir daugiau šitos knygos. Ir taip, ir tada jie plipo dar tokiais kitais dalykais. Bet tie kiti dalykai, įžanginiai dalykai, vėl, kaip sakau, suskaičiavau, vos ne 3 kartą grįžtu prie apibrėžimų, kas yra dekonstrukcija ir daugiau filologinė dekonstrukcija. Ir šį kartą man atrodo, kad kažką padariau gal ir ne taip jau ir blogai, nes jeigu pirmais kartais aprašinėdama vis tiek buvau sukaustyta tam tikrų dekonstrukcijos interpretatorių, ypač Čakravortis Spivak arba Jonathano Kalerio, toks referuojantis tos dekonstrukcijos pristatymas buvo mano daugiau. Tai šiuo atveju, kadangi taip tą knygą rašiau, kad pagrindas buvo interpretacijos jau mano padarytos, tam tikras patyrimas interpretuoti, tai tuo patyrimu kažkaip stipriai rėmiausi, galvodama, kas yra filologinė dekonstrukcija. Tai žinoma, man daug kas tiko iš šaltinių, kuriais naudojaus ten Oltemano ar Derrida šaltinių, bet kita vertus ir tie jau interpretatoriai, aš juos jau galėjau pasižiūrėti truputėlį iš savo varpinės ir kažkaip tą dekonstrukciją, filologinę dekonstrukciją aprašyti ir aptarti paprasčiau, be ypatingos terminijos, be tos specialiosios terminijos, ieškojau tokio paprastesnio žodyno, jei, nežinau kaip tas pavyko, bet jau tokia sava kalba, net sava kalba, nes kai referuoja, tu vis tiek kažkaip persimeti į tam tikras konstrukcijas jau esamas, kad angliškas jau. O čia ir tai buvo nemažas darbas atrasti tą savo stilių, savo kalbą. Bet buvo smagu. Tai čia tokios tarsi smulkmenos, bet man atrodo filologai, kurie rašo, tai supras mane, aš čia kalbu. Tai va, o dabar, nežinau, kadangi klausosi yra susirinkus publika, kolegos kvalifikuoti, tai aš čia per daug ir nenoriu. Dabar dar niekas nejuda. Jau
Tai aš šitų tokių kelių praleisiu, čia yra tos skaidrės, toks istorinis momentas, tik tai, kad visi gerai žinom, kad Jeilio universitete su 5 tokiais vyriškiais prasidėjo 5 vyriškių būrelių dekonstrukcija. Žako Derida, Paul Daman, Milleriu, Gottfriedu Hartmanu ir Haroldu Bliumu, ir kad Amerika padarė Derida iš filosofų filologų, literatūros kritikų, čia jo irgi buvo savotiškas perversmas. Na ir paskui va čia tie pagrindiniai, noriu tik parodyti, irgi jų žinomi pagrindiniai šaltiniai, tai jų ta manifestinė knyga Dekonstrukcija ir kritika, Deridos darbai kai kurie, ir jo karjera prasidėjo nuo pranešimo Struktūra, ženklas ir žaismas humanitarinių mokslų diskurse, karjera filologiniai dekonstrukcijai. 66-aisiais Hopkinso universitete perskaitė, ir jau tada Paul Damanas ir Hillisas Milleris juo susidomėjo, ir taip po to šitą straipsnį Derida įdeda į knygą jo garsiąją Raštas ir skirtis. Va, o jau Amerikoje jau prasideda jo ta tokia ryšys su filologija ir literatūrologija, literatūros kritika. Na, ir turim mes irgi, ačiū Dievui, ir šitą straipsnį į lietuvių kalbą išverstą, ir keletą kitų dalykų išversta. Paul Damano 2 knygos anglų kalba, Aklumas ir įžvalgas, skaitymo alegorijos, ir Hilliso Millerio labai įdomios knygos irgi apie literatūrą, ir Derida ir literatūra. Jo mes lietuviškai išsivertę turim straipsnį Kritikas kaip šeimininkas. Ir taip toliau, ir jo šitos dekonstrukcijos interpretatoriai. Tai buvo šitie šaltiniai, kurie įėjo į mano visas interpretacijas, ir šito knygoje irgi yra aptarinėjami. Na, o dabar taip, mane radijo laidoje kažkaip nelabai pasisekė man atsakyti Mindaugo Nastaravičiaus klausimą labai paprasta, kas yra dekonstrukcija. Kažkaip tokios nebuvo nuotaikos. Pabandysiu vis tiek kažkaip imti vat ir su jumis pasvarstyti, ir kažkaip gal ką nors ir savo priklijuoti, ar paakcentuoti, kaip aš ją suprantu. Tai dabar taip, labai trumpai, o mes mėgstam tuos trumpus, aiškius atsakymus. Trumpus ir aiškius atsakymus, tai dekonstrukcija jau Google'as mums pasako, bet jau aišku, aš nerandu, ką tas Google'as mums pasako, nieko išverčia. Šokinėjau. Ir nusivažiavau toli, tai gal vėliau aš apie tą, nežinau dabar. Jo. Google'as mums aiškina vienu sakiniu. Dekonstrukcijai svarbiausias tikslas parodyti, cituoju anglišką Google'ą, kad teksto prasmė nestabili ir gali turėti daugybę alternatyvių prasmių. Taškas. Tai va, bet tas ir yra, kad Hartmanas, Gottfriedas Hartmanas, dekonstrukcija ir kritika knygoje savo, toj pratarmėj, kaip tik pasakė, kad būtų gerai vengti supaprastinančių enciklopedistinių atsakymų į klausimus. Tai Google'as, aišku, duoda būtent tokį supaprastintą enciklopedistinį atsakymą, kas yra dekonstrukcija. O visą laiką jie patekdavo, tie teoretikai, į spąstus, nes jie norėjo reiškinius ir savo terminus
parodyti kaip komplikuotus ir komplikuotai aiškinti. Nu ir žinoma, tada suerzindavau savo kolegas ir iš to nieko gero neišeidavo. Aš tiesiog knygoje cituoju ir jums noriu pademonstruoti. Kalba du teoretikai, mūsų gerai pažįstamas Terry Eagletonas ir Derrida, apie tuos pačius dalykus, kad literatūra ir literatūros kritika nesiskiria viena nuo kitos. Ir dabar kaip tai pasako Terry Eagletonas, kad dekonstrukciją Eagletonas vadina poststruktūralizmu, literatūros kritika praranda tą tokią aiškę skirtį. Jos yra sulyginamos. Ir kaip tą aiškina Derrida. Ir iškart tada iš stiliaus ir iš aiškinimo matai tas dvi kryptis, ar dekonstrukcinį savitumą rašymo ir mąstymo. Čia tik tai aš nepasižymėjau, jūs būsiu, bet manau, Tai va, Terry Eagletonas, cituoju iš jį. Dekonstrukciją jis vadina radikaliausia poststruktūralizmo teorija ir dabar cituoju. Poststruktūralizmas griežtai neskiria kritikos ir kūrybos. Tiek vieną, tiek kitą čia atstovauja rašymą. Viskas. Jos pavadintos rašymu ir yra tas pats šitoj teorijoje. O dabar Derrida kaip apie tą patį, kokį duoda atsakymą. Šiaip ar taip, aš neatskirčiau literatūros nuo literatūros kritikos, neatskirčiau, bet ir nesutapatinčiau visų rašymo ir skaitymo formų. Tuose naujose perskyrose neturėtų būti griežtų ir linijinių ribų. Jų forma turėtų būti ir griežta, ir gebanti atsižvelgti į tai, kad visos tos priešpriešos gali susimaišyti. Bet toks vingrus stilius su vingrios minties posūkiais. Kiek literatūra skiriasi ar gali būti panaši į literatūros kritiką. Nesutapatinčiau, bet ir neatskirčiau. Yra panaši, bet ir nėra panaši. Dekonstrukcija yra viskas ir dekonstrukcija yra niekas. Taip užbaigė Derrida savo straipsnį apie dekonstrukciją. Žodžiu, truputėlį jis žaidžia, jis truputėlį vedžioja savo skaitytoją irgi už nosies. Ir tada arba suerzina tai, arba kažkur nuveda. Tai šitam reikia būti pasiruošus. Dabar Derrida, žinoma, pats tą dekonstrukciją pradėjau, aš čia nesivelsiu, žinoma, ne tas laikas ir vieta, aptardamas ir diskutuodamas su savo mėgstamais filosofais, Heideggeriu, Husserliu ir Nyče. Bet aš tik tai noriu priminti, kad jisai labai domėjosi Nyčės humanistinės visuomenės kritika, humanistinės visuomenės. Nyčė rašė, kad mirus Dievui ir susiformavus humanistiniai visuomeniai, tai susiformavo galios ir konkurencijos visuomenė, kurioje po gražių žodžių priedanga vyksta tik galios valdyti, pavergti kitą, tenkinti savo egoistinius troškimus, intencijos, bet tik tos galios valdyti, pažinti intencijos. Ir ką, mano manymu, čia taip labai stipriai daro, kas man įdomu, Derrida, kad tokią socialinę kritiką, visuomenės kritiką radęs Nyčės filosofijoje, jis susieja su tuo metu populiaria ir jam įdomia kalbos filosofija. Kalbos filosofija ir gramatologijoje jau galime rasti jo minčių, kad reikia diskutuoti su kalbinė tradicija ateinančia iš Platono. Reikia diskutuoti ir kritikuoti
kaip jis vadina, metafizinę kalbą, kuri išreiškia žmogaus geismą pažinti ir valdyti pasaulį. Ir šitą metafizinę iš Platono ateinančią kalbą, kurioje mes esam, kuri mums atrodo tai ir normali kalba, racionali, enciklopedinė kalba, paaiškinanti reiškinius. Žodžiu, tai su šita kalba reikia dirbti ir ją kritikuoti. Aš į lingvistinę dekonstrukciją nelindau labai sąmoningai. Aš pasilikau literatūrologinės dekonstrukcijos ribose, jas jaučiu ir į kalbininkų daržą nelindau. Nors tai irgi įdomu ir tai irgi nėra atskiriama. Negalim sutapatinti, bet ir neatskirti negalim. Vis dėlto man atrodo, kad tas įprotis kuo aiškiau paaiškinti, kas man patiko šitoje kritikoje, kad Derrida kalba apie tai, kad kaip jau postmodernizmo jau tas laikotarpio teoretikas, kad nieko tapačiai pakartoti negalim. Jis perima, žinoma, struktūralistinį ar metafizinį kalbos interpretavimą, nieko daugiau už teksto nieko nėra, su savo tokia, tarkim, populiaria fraze, kurią irgi reiktų aiškintis, nėra ji tokia savaime aiški, kaip yra, bet tai daug ką jis pasiima iš struktūralizmo, bet jis jau yra tos postmodernios kultūros žmogus ir jau jis kalba, aišku, apie tapatybių krizę. Jis tiesiog yra apsėstas tapatybių krizės. Na ir čia va tą tokią struktūralistinę kalbos tradiciją jisai vėlgi jungia su tapatybių krizės ir krizės literatūros reiškiniais. Ir nieko neįmanoma taip pat pakartoti ir tuo pačiu jau, jeigu mes norim tai, ką mes išmokę, savo apibrėžimus pritaikyti reiškiniams, tai yra mūsų norėjimas tą daryti. Iš tiesų šitie dalykai yra daug daugiau komplikuoti. Tarp visko yra ir jis jau tada vėlgi labai sureikšmina tą terminą, kurį čia daugelis jau ir verčia, skirties lietuviškai terminų prancūziškai. Tai ne skirtumas, bet skirties dalykai, kada priešingi dalykai, kaip literatūra ir literatūros kritika, jie yra nei sutapatinami, nei priešingi visiškai. Tarp jų yra tas skirties momentas. Tas skirties momentas ir rašymo, tai šitie du terminai yra raktiniai jo interpretacijose, Derridos interpretacijose. Na ir dabar stengiantis per daug neužimti laiko, einu labai prie konkrečių dalykų, mano manymu, kad dekonstrukcinį skaitymą ir interpretaciją galima aiškintis ir paprastai, ir tam paprastume yra neišvengiamas sudėtingumas. Tai mums labai gerai pažįstama, tai būtų atidaus teksto analizė, bet tik teksto, kuris neatskiriamas nuo konteksto. Ir kuriame retorika tarsi paima viršų prieš logiką, kad nuvestų į jo reikšmių spąstus. Tai čia, kaip ir manau, pusiau originali mano, reiškia, aiškinimas, paimtas iš ne vieno šaltinio, bet va toks sudėtas, žodžiu, aš taip išsiaiškinau dekonstrukciją. Žodžiu, su tuo tokiu tekstinė analizė, ji mums yra artima, bet ji turi keletą tokių vingrių dalykų. Tai teksto neatskiriamumas nuo konteksto ir tas jau retorikos įvedimas, nes visą laiką, kaip Kaleris kalbėdamas, rašydamas apie dekonstrukciją, jau man tas patiko, kad jis kalba, kad tai yra interpretavimas, mes pamatome teksto logiką ir tada žiūrim, kiek ta teksto logika gali būti pažeidžiama.
tekstas tarsi viena kalba kalba, bet kiek ta viena kalba gali būti pažeista. Tai galima išgirsti dar vieną kalbą, dar kitą, dar. Žodžiu, kad tas tekstas iš tiesų gali būti daugiakalbis, jeigu mes pradėsim kelti paruoštus tam tikrus, apmąstytus, labai gerai apmąstytus klausimus, jisai pradeda sukinėtis labai įvairiais rakursais. Ir aš galiu jums tik priminti, man buvo įdomu, kaip tą daro konkrečiai Derrida savo straipsnyje. Ir čia jau prieitume prie to vaiduokliškumo galų gale, prie to straipsnyje Gyvenimas ant ribų. Šitas straipsnis yra jo manifestinė dekonstrukcija ir kritika knygoje, manifestinis straipsnis Gyvenimas ant ribų, Living on the Borderline. Tai toks irgi tas pavadinimas su Violetos Kelertienės pagalba vertėm kažkoks išprotėjimas. Yra, nes iš tiesų, reiškia, nes ką jis turi galvoje, reiškia, kad tas tekstas nėra tarp ribų, o kaip viskas yra ant ribų, kas tos ant ribų. Aš norėčiau pacituoti iš to jo straipsnio apibrėžimą, kaip dekonstrukcija tekstą apibrėžia. Aš kažkur turėjau užsirašius jo puslapį, jeigu rasiu. Gal ir nėra. Akinius užsidedu, tai nusiimu. Nerasiu, tai nerasiu. Mano knygoje jis yra parašytas. Tai viskas mums pasimeta. Tiek to, bet aš tada grįšiu prie to jo straipsnio. Ir jisai kalba apie Šelio eilėraštį, nebaigtą eilėraštį Gyvybės triumfas. Kaip konkretų pavyzdį vaiduokliško teksto arba to, žodžiu, jau čia Derridos skaitymą, o mano skaitymai tai ten gal diskusijose paskui iškils kokių klausimų. Tai jis Gyvybės triumfą pradeda taip, nuo tokio klausimo, kad kas klausia, kas kalba pavadinimu, kas pavadinimu kalba, kas sako Gyvybės triumfas. Autorius, autorius, iš dalies taip. Ir tada iš karto jis bloškia interpretaciją į istorinį kontekstą. O kontekstas labai paprastas, kai jau nublokšti esam, tai viduramžiai ir renesanso laikotarpis per visus šituos ilgiausius amžius. Anot jo, literatūroje, kultūroje, dailėje labai populiarus buvo, o gal net populiariausias buvo mirties triumfo vaizdinys. Danse Macabre, mirties triumfo vaizdinys, ir jis dar primena tada Peterį Breigelį, 16 amžiuje jo nutapytą didžiulį paveikslą, kuris vadinasi Mirties triumfas. Tai Derrida, analizuodamas eilėraštį Šelio, jis neabejoja, kad čia kalba šitie kūriniai kalba taip pat pavadinime Šelio eilėraštyje, ir kad Šelis rašo eilėraštį kaip atsakymą mirties triumfui. Jis užrašo Gyvybės triumfas. Gerai, tai tada kaip ant ribos teksto ir konteksto kūrėsi eilėraščio reikšmė. Tiesiog kaip jie susiklijuoja, jie yra neatskiriami, jis demonstruoja. Bet gerai, o toliau pats eilėraštis. Apie ką jis? Tai dabar gerai, Gyvybės triumfas. Kieno? Žmogaus, autoriaus.
galim galvoti, triumfas gyvybės, nu, nes gyvybė, nu, bet autorius seniai miręs, tai čia su tuo triumfu truputėlį problemiška. Kiek čia už žmogaus triumfas, problemiška. Eilėraštyje. Nu, tai tada galima galvoti, kad savaime tai kalbos triumfas, poezijos triumfas. Čia jau geriau. Bet Šeliui, kaip ir daugeliu romantikų, yra būdinga ironija. Ir jau tada demonstruoja, kad jis ne tik tai, taip patetiškai rašo, yra ir patetinių dalykų. Tame eilėraštyje Šelio gyvybės triumfe, bet ir ironiškai. O tai ironija, nu, vėl viską, nu, tokio turi neigimo, tokio turi abejonių. Poezijos triumfas, gyvybės triumfas. Nu, tai galų gale nebaigtas eilėraštis, tas jau labai patinka, žinoma, Derida. Tai va, netgi buvo sunku užbaigti autorių. Jis taip susipainiojęs, jam pačiam buvo taip neaišku, kad jis niekaip prie pabaigos nepriejo to eilėraščio. Tai va, ir tada tas eilėraštis toks pasidaro, o šitoje vietoje vaiduoklis. Jis yra neperskaitomas, jo reikšmė neįžiūrima yra. Jis yra ir nėra. Tai tas vaiduokliškumas ir kuriamas. Nu, be abejo, dar visą laiką, ne visą laiką, bet labai dažnai akcentuoja ir Derida savo interpretacijose. Ir kiti, žodžiu, teoretikai tą, kad žaidžia literatūroje tos dvi jėgos, referencinė kalbos jėga, įrašanti pasaulį tekstą, ir imanentinė kalbos jėga, nu, jau uždaranti, duodanti ribą pasauliui. Tai tas lygina tekstą, kitaip sakant, su pasaulio atvaizdu veidrodyje. Kalbam, rodom pasaulį, bet veidrodinis atvaizdas tai yra tik veidrodinis atvaizdas. Nu, ir taip toliau, tų vaiduokliškumų tada jau tas tekstas įgyja daugybę. Jis jau tada, jeigu tas tekstas ir kontekstas jį padaro labai neaišku tekstą, dekonstrukcinį tekstą, tai tada jis yra ir autobiografiškas, ir neautobiografiškas, istoriškas, ir neistoriškas, ir taip toliau, ir taip toliau. Čia galima jau tada tokiais paradoksais ir priešybėm žaisti. Tai čia būtų va, toks konkretesnis atvejis, kaip jis tą vaiduokliškumą teksto parodo. Bet jam viskas vaidenasi vaiduokliško, pati literatūra. Kas yra grožinė literatūra, kas yra literatūra. Ir jis irgi kalbėdamas duoda atsakymus. Tie atsakymai visi yra kitokie. Romantikai vienokį atsakymą davė, realistai visiškai priešingą atsakymą. Modernistai dar visiškai priešingą. Tai dabar priešingai. O jeigu priešingi atsakymai, tai labai paprasta logika, vadinasi, nu, nėra tapatybės. Neaišku, kokia yra grožinės literatūros apibrėžimas. O tada dar džiaugiasi, tai labai gerai. Nes dėl to, kad mums neaišku, kas yra literatūra, iš to neaiškumo ir atsiranda noras aiškintis, kas jį yra, ir rašyti literatūrą. Nu, bet jis Derida nebūtų ne Derida, jeigu jisai neimtų ir neparašytų vis dėlto, kas yra literatūra. Nu, tai čia tik jums primenu, kai kurie ir žinote. Bet jau čia jo tokį apibrėžimą, kad literatūra tai literatūros institucijos nevaržo joks įstatymas. Jį gali kalbėti viską ir tokiu būdu didinti demokratiškumą. Nu, tai čia du jo arkliukai, tai kad nevaržo joks įstatymas ir didinti demokratiškumą. Tai jam yra svarbiausia. O tai, kad nevaržo įstatymas, tai aišku tai, kad Derida čia kalba ir jam įdomi yra vadinamoji ta šiuolaikinė literatūra, prasidėjusi nuo 18 amžiaus. Jis labai, kaip matote, iš to apibrėžimo labai atskiria tą senąją literatūrą nuo naujosios. Ir ne veltui, bet romantizmas, romantikai, dekonstrukcija yra įdomus autoriai.
Nes nuo jo ta jau naujoji ir prasideda. Nu, aha, dar aš čia, kaip matote, skaidrėje surašius autorius, kuriuos jis mėgo skaityti ir mėgo interpretuoti. Ir kadangi juos jungia vienas bendras bruožas, begalinė aistra rašyti ir negebėjimas ką nors svarbaus pasakyti. Jis juos vadino dar krizės autoriais, krizės literatūros autoriais. Bet įdomu tai, gal jūs jau ir žinote, bet man buvo visai smagu, kad vienam interviu jo paklausė, sako, jūs cituojate ir jums labai patinka Samuelis Beketas. Bet sako, kodėl jūs apie jo kūrybą nieko neparašėte? Ir jo Derridos atsakymas toks labai įdomus, sako, jis tiek dekonstruktyvus, kad man išeina tai parašyti. Pats Beketas pernelyg dekonstruktyvus, kad galėčiau ką parašyti. Tai čia klausimas, tai ar čia visiems pritaikoma dekonstrukcija? Čia tarsi pritaikoma. Iš tiesų, čia truputėlį yra panašumų irgi su tokiu struktūralizmo tokia prieiga, nes dekonstrukcija viena vertus tu gali taikyti, kitaip sakant, taikyti tą prieigą todėl, kad tu matai tą tekstą tokį, matai ir nori parodyti reikšmės birumą. Bet kita vertus, tai Derrida ne viena vietoje yra sakęs, kad tai yra kalbos dalykas. Jam atrodė, o aš čia jau nebežinau. Ir galima tik svarstyti, aš to neteigiu, tik man įdomu, kad jo mintis, kad eina kalba nuo to, kaip jis vadina, signalizuojančio rašymo prie žaidžiančio rašymo. Ir taip sakant, kad pati kalba yra dekonstruojasi dekonstrukcijos būsenoje. Ar tikrai tai? Ir apie tai dar galima būtent, jis galvoja, kad naujoji literatūra, literatūros istorija galėtų būti parašyta kaip tokia maniera. Tirti, kaip dekonstruojasi kalba literatūroje, arba kaip iš to signalizuojančio, racionalaus mąstymo pereinama prie krizės literatūros, kaip jį vadino, bet čia, tarkim, šita kompanija sudėtingų rašytojų. Nors jie, sakau, labai daug analizavo ir buvo įdomus romantikai, tai nuo romantizmo. Tai čia galima, aišku, kalbėti ir kalbėti, o dabar, nes kadangi jau, jeigu dekonstrukcijų tekstas neatskiriamas nuo konteksto, tai tada pasidaro irgi labai įdomus dalykai, kalbant apie autobiografiškumą, jau tada ateina į kūrinį nebejotinai tas momentas ir svarbus darosi autobiografiškumas, istoriškumas. Derrida ne vienoje vietoje pareiškęs, aš istorikas ir istorija yra be galo svarbus dalykas, bet kokia istorija? Pirmiausia, tada nieko nepalikti iš tos vadinamos pozityvistinės istorijos, o paskui jau jos vietoje kurti naują. Ir jis rašo savo teorijoje pusiau metaforiškai, ir tada tos metaforos yra labai sudėtingos. Aš su vienu savo doktorantė vargau skaitė. Nenoriu aš tų dekonstrukcinių tekstų, nes tikrai jie yra sudėtingi ir painūs. Ir tada tu suprask pats, kaip tu nori. Nes, tarkim, pabaigai dar gerai, čia ir yra apie istoriškumą, tai kaip jis nauja literatūros istorija galėtų rasti, apmąstant neišvengiamą individualumo santykį su kitu. Tai dabar jis turi racijos ir įdomiai rašo, bet čia jau reikia, kitaip sakant, tu paimk jį ir tęsk darbą toliau. Tai yra, tam tikri labai sudėtingi dalykai. Ir aišku, jeigu mes turėtume didesnių ryšių su amerikietiška mokykla, tai diskusijų, tokių gyvesnių, artimesnių kontaktų, tada galbūt kažkas galima būtų
kažką toliau tęsti, bet čia yra tam tikros irgi savotiškos ribos. O dabar grįžtant jau gale prie komparatyvistikos, tai, aš jau tikiuosi, kad nesu taip apsėsta dekonstrukcija kaip Derrida, kuris matė visur dekonstrukciją. Šitaip yra, kaip mes apie ką nors rašom, nes ta tema mūsų apsėda ir mes visur ją matome. Tai, bet kita vertus, toj postmodernioj kultūroje ir literatūroje ir kritikoje tos dekonstrukcijos yra daugybė ir jau jie naturalizavosi. Feminizme, postkolonializme, jau tie dekonstrukciniai dalykai tiesiog yra naturalizuoti. Ir man visai buvo įdomu buvo mūsų, sakau, lyginamosios literatūros asociacijos naujas šaukimas naujai konferencijai. Ir kaip ji vadinasi, konfliktiškumas. Aš gal čia užsirašiau. Literatūra konfliktų epochose, ideologija ir etika. Tai va, konfliktų, tai va. Patiko pavadinime konfliktiškumas, jau iš karto, žodžiu, geras žodis. Ir nors pavadinimas siauresnis yra ideologija ir etika, bet paskui aiškinime, teminiam aiškinime, konferencijos tematika išplečiama ir ten tikrai galima visai laisvai ras daug dekonstrukcinių dalykų, tarkim, tokios temos įtrauktos kaip autentiškos ir neautentiškos egzistencijos įrašymas į meną variantai, ar susikalbėjimo idėjų polilogo galimybės ir negalimybės. Ir galų gale ten kai kurios irgi temos kalba apie tradicijos ir modernybės konfliktiškumą kūryboje, kūrinyje. Taip kad, irgi taip, nežinau, kiek čia specialiai, bet tas toks dekonstrukcinis mąstymas, jis tampa šiuolaikinio mąstymo kažkokia dalele, nebūtinai čia kažkokia jau čia turi būti srovė, jėga galinga, bet tam tikrais elementais jis įeina ir niekur nesidėsi. Tai gal ir gerai, kad taip yra. Tai aš nenoriu daug laiko, norėčiau daugiau kitiems skirti. Dabar sustabdau savo pašėrimus. Komentarai dabar. Tai galbūt dar klausimų, komentarų. Labai daug turiu. Gerai, Dalia, prašau. Kažkaip labai stimuliuojantis. Prašau. Čia nebradėjau. Ne, tai kad čia... Aušros knygą. Tai... Aš bijau, kad antraškiau pradėsiu skaityti. Tai man atrodo vienas dalykas, kad dekonstrukcija pati yra labai kontekstualiai istoriškai. Labai kontekstualiai istoriškai ir tą mintį man sukėlė tas demokratijos apibrėžimas, kuriam aš pati turiu priekaištų, nežinau, neišmanau, bet kol aš sakysiu, ten tik tai citata buvo, ar čia? Tai visų pirma, tai yra labai keistas demokratijos supratimas. Demokratija nėra kažkas, kas yra be įstatymų. Ir kas ten toliau buvo? Antra dalis. Literatūra tai yra institucija, kuri prieš įstatymą. Taip. Prieš literatūrą instituciją. Čia matai apie literatūrą. Suprantu. Bet va čia yra pavojus tas, kai tu kalbi tokiais terminais, kurie yra ten politikos, visuomeninės mokslų, tai čia yra, kaip sakyti, tos retorikos spąstai. Tu žalės apie tai ir kalbėjai. Nes visų pirma, tai yra ne demokratija, o anarchija, nes demokratija yra apie įstatymas ir apie bendravimą. Tai čia, man atrodo, nėra demokratija. Tai va čia toks dalykas.
Ir tu pati pasakei, va, su metafora, man labai patiko tas tavo pavyzdys, kai įklimpo. Tai va, tai čia kaip jie užmina savo uodegą ir tas pretenzijos į demokratiją virsta, negalimybę turėti tokios bendros pokalbio erdvės. Tai man atrodo, čia visos teorijos turi savo silpnų vietų, ar ne? Tai man atrodo, kad čia yra dekonstrukcijos silpna vieta. Jų stiprybė yra, aišku, įtaigumas ir retorika, ką jie postuluoja ir kalba, ir įtaigumas, sugebėjimas taip patraukliai kalbėti apie literatūrą. Tai va, ir jie yra, aš pabaigsiu, kad neužimčiau, ir jie yra iš to laiko, kai, kaip sakant, ta demokratija vakarų pasaulyje klestėjo. Nebuvo socialinių tinklų ir nesimatė tam tikrų demokratijos akligatvių, ką mes dabar matom. Prie ko esam privesti ir šitą anarchiją kaip tik reikalauja atsvaros, mano supratimu, ir kažkokio susikalbėjimo būdo ir postuluodami tą demokratijos tokį, kaip čia pasakyti, idealą, turbūt, ar ne? Nežinau. Jie, man atrodo, patys tam tikrus konfliktus, bet ir net pavadinimas konfliktas man šitam pavadinime skirtingai nuo tavęs, aš jam turiu klausimų, nes konfliktas yra truputį dabartiniais, suprantu, kad jis yra platesnis, bet mes gyvenam ne konfliktų, mes gyvenam dar pavojingesnę laikotarpį, nes konfliktas yra manoma, kad yra per paprastas žodis iš ne konflikto, o labai radikalių susidūrimų. Gerai, jau girtu per tą. Pabūk, labai miela ir gera. Dabar šitą, taip, tai kaip čia pasižiūrėsi, iš tiesų jie to metaforiškumo turi daug, aš dabar apie tą literatūros apibrėžimą dar grįžtu. Tai, bet aš tai suprantu, kad jis čia kalba būtent apie, kaip sakau, apie tą šiuolaikinę literatūrą pradėtą romantikų ir kaip mes žinom, romantizmas ir prasidėjo, kad numetam visus žanrus, kaip jiem pavyko, kitas dalykas. Tai turbūt yra toks. Kitas dalykas, kaip jiem pavyko, jiem irgi ten įdomiai, žodžiu, jie ir atsikratė ir neatsikratė. Bet čia ir iš tiesų, kiek yra daug interpretacijų dekonstrukcijos jau apie ją ir kritikos prirašyta. Tai kiek aš skaičiau, įgauna didelės kritikos iš lingvistų. Jeigu, kaip pati interpretuoja iš politikų taip pat, tuoj atsargiai čia ar ne anarchija. Bet kaip ir sutarė kritikai, man patiko, tas gal dėl to aš taip ir prisiartinu, bet jie sutarė tai, kad dekonstrukcija stipriausia ir gali daugiausiai įdomių dalykų padaryti literatūrologijoje. Ir ne veltui Amerikoje kaip literatūrologinė disciplina atsirado ir tai buvo labai stipri ir tebėra stipri. Tai vat jeigu tą apibrėžimą literatūros literatūrologiškai skaitai, tai tada, taip, literatūra tai yra tas laukas, kuris žmogui duoda laisvę, užtat mes ir rašom, ir mes mėgstam literatūrą. Čia va, ko mes negalim pasiekti gyvenime, mes einam į literatūros lauką. Tai va čia tų ribų net, tai tokia literatūrologinė prasme. Be abejo, jeigu kalbant visuomeninio, tai tada įsijungia kiti. Bet čia, man atrodo, to metaforiško kalbėjimo spąstai, jeigu tu tai kaip peraiškini, tai aš viską suprantu šitą logiką, bet jis vartoja tas metaforas, kurios atėjo iš kitur ir joks tave paklaidina. Gal tai yra sąmoningas tikslas, nežinau, bet iš karto va. Jis turi pretenzijų veikti politiką. Jis turi pretenzijų. Bet šiandieniniam kontekste jos atrodo jau outdated, man atrodo, nes dabar reikalauja pozityvo, iš tikrųjų reikalauja kitokio veikimo, neardančio. Bet čia, bet man atrodo, jeigu politikuosim, tai irgi ateinantys rinkimai ir Amerikoje kas daros, tai vėl tos demokratijos niekada nebuvo ir nebus per daug.
man atrodo, mūsų pasaulyje. Nes tas grįžimas prie kažkokių tvirtesnių rankų, tai irgi yra Bet mums reikia pavojingas. aš sutinku, bet mums reikia, jau grįžti prie literatūros ir interpretavimo. Ką aš čia dabar veikiu? Vis tiek reikia kažkokio susikalbėjimo pagrindo. Ar jį išlaiko? Kokio nors, siūlydama tą visą daugiakalbę konstrukciją, duoda kokią nors viltį tam susikalbėjimo pagrindui, daugindama tas reikšmės, tam tikrų diskusijų pagrindui mūsų. Taip, ačiū, nežinau, čia klausimas, aš manau, kad būtent taip vaizduojuos, nes kokias demokratija yra, tai mes esam kiekvienas su savo nuomonė, kiekvienas su savo balsu ir mes šnekam ir mes turim būti kantrūs tą įvairovę, mes turim priprasti, mes turim pamilti tą įvairovę. Tai aš truputėlį diskutavau, galvodama šitą knygą rašydama apskritai, su tokiu labai maloniu hermeneutiniu interpretavimu, ar ne, hermeneutinė kritika ir jos tradicija, kur taip gražiai nuo Gadamerio yra kalbama apie literatūrų ir kultūrų pokalbius, dialogą, kaip mes įsijungiam į dialogus. Ir aš buvau pakerėta šitų gražių žodžių. Ir dekonstrukcijoje sakoma, venkit, bijokit gražių žodžių. Ir tada gerai, tada klausimas, bet jau klausimą čia uždavė ne vienas filosofas ir jau ganėtinai seniai. O grožis pokalbių, kas jam vadovauja? Tai tie, kurie turi vėlgi galios vadovauti, tai jie gali labai gražius pokalbius sukurti. Bet, o dabar, jeigu mes kalbam apie pasaulinės literatūros kontekstą, ar pokalbius pasaulinės literatūros, tai Dalia labai gerai žino, nes rašė straipsnį. Ir yra daugybė, jau yra straipsnių, didžiosios literatūros vadinamos ir mažos. O kokie čia gali būti pokalbiai? Mes galim labai gražiai rašyti, kaip mes visi esame kultūros pokalbyje. Ir taip, taip pamaldžiai apie tai pamastyti. Bet iš tiesų yra nesusišnekėjimų. O dekonstrukcija jau čia erzina ir akcentuoja. O kur mes nesusišnekam? Kur yra problemos? Žiūrėkim į tas skaudamas vietas, analizuokim jas. Tai nesako, kad nesusišnekėkim, bet mes ir norim susišnekėti ir mes negalim. Ir dar tos kalbėjimuose irgi visą laiką, kaip ir bet kokiuose dekonstrukciniuose, yra tie prieštaringumai. Viena vertus jie demonstruoja redaktorių žodžių pavyzdžių, kaip neperskaitomi yra tekstai, o paskui jis ir užrašo savo straipsnyje tikėjimas ir žinojimas, kad kiekvienam rašyme esama maldavimo, kad tu sutiktum tą rašymo scenoje ateinantį kitą, tu sutiktum, priimtum, tu jį pamatytum, nes labai sunku yra pamatyti tą kitą ateinantį rašto scenoje. Ir taip toliau, tai ta retorika, kaip sakai, tokia jų metaforinė, romantinė, bet be patetikos. Romantikų metaforinė stilistika, nuėmus, reiškia, patetiką. Pereinant prie tokio paradoksalaus, galbūt ironiškesnio rašymo šiuolaikinio. Tai jau, kai įsitrauki į tokius skaitymus, jie šiek tiek tave pagadina, apnuodija. Aš sutinku, priimu. Taip, man irgi jisai yra kaip filologas, tikrai labai įdomus, įdomiai rašantis ir kaip tikras filologas. Derrida yra pats vienas iš painiausių. Hilisas Milleris irgi yra palyginus skaidrus ir įdomus. Dabar man, skaitant jūsų knygą, kilo toks klausimas dabar dėl santykio su
praėjusių kartų kritikais ir literatūros istorikais jūs pateikėte kaip pavyzdį Rimvydą Šilbajų ir Vytautą Kubilių, tarsi jie būtų pakeleiviai dekonstrukcijos. Ar nebūtų galima tą patį Algirdą Julių Greimą, kaip ne dekonstrukcijos, bet poststruktūralizmo pakeleivių laikyti ir ko gero netgi ir tuo vedliu, nes jis irgi vėlyvajame savo laikotarpyje nuo tos grynosios semiotikos, kaip žinia, nutolo ir tą patį eseistinį stilių taikė ir tą tokią abejonę tuo tobulumu ir galimybę pasiekti visybę interpretacijų. Ir man daugiausiai čia kliuvo tas kritika semiotikai, nes kažkaip sakote, kad semiotika su kareivinėmis ir teismais siejasi, o dekonstrukcija su kurtuazija, su flirtu, su lengvumu kažkokiu, tai man kažkaip nesisieja su kareivinėmis ir su teismais. Irgi su kurtuazija. Ačiū už klausimą ir aš priimu kritiką. Nereikėjo ten to tokio skyrelio dėti ir rašyti knygoje. Aš sutinku su jūsų kritika. Kažkaip, žinai, skaitydama tą rašymas ir skirtis čia lietuviškai, ar kaip skirsmas versti tą, žinoma, anglų kalba išversta, ne prancūziškai, straipsnių rinkinį. Aš buvau kažkaip paveikta Derrida, nes jis iš tikrųjų tą poststruktūralizmą Prancūzijoje, dar ne Amerikoje, pradėjo, kitaip jis be struktūralistų jo nebūtų. Visų pirma, tai taip pakeliu, absoliučiai, bet pasto, man tava visa jo ten, kad tie visi kalėjimai, totalitarinis galvojimas, tai yra jau būtent jo savokos ir tiesiog norėjau parodyti, kaip jis nežaidžia, bet kaip, žodžiu, jis atsiplėšė nuo struktūralizmo, kokiais terminais atsiplėšė, bet jei dabar reikėtų iš naujo leisti, tai aš tą skyrelį gal išimčiau, nėra jis toks labai aktualus ir knyga palengvėtų. O šiaip tai jo. Bet nežinau, arba aš išprotėjus, matyti lengvai išprotėjus esu, bet ta dekonstrukcinė maniera, tekstas, jūs žinokit, tai yra taip, kad tu gali galvoti ir kelia klausimus ir vėl prie jų. Aš prie to Karaliaus Lyro, tai aš 10 metų galvoju, aš galėsiu dar, jeigu Dievas dar 10 metų vis galvoti. Ir kyla klausimai, suprantate? Tas, kad, bet čia ir kalbam apie tai, kad dekonstrukcija kalba apie tą vienetinį santykį su knyga. Čia jau struktūralizmas eina į šoną. Vienetinį santykį. Ir tada tu vienetinį, tu tada aiškini, tu keli klausimus ir jų darosi be galo įdomu. Irgi, tas, kaip sakiau, narciziškumo ar valdžios pažinimo ir valdžios geismas ir Karaliaus Lyro. Aš to neparašiau, aš visai neseniai pagalvoju, kaip ten gerai, kaip karalius su karūna karalius. Jis nesąmonės daro, jis krečia nesąmonės, jis yra narciziškas vyras. Kai jis yra su karūna. Karūnos netekęs, jis pradeda kalbėti apie pasaulį. Visi išsižioja, visi nutylam, sustingstam, kiek daug įdomių tiesų jis pasako be karūnos. Ir taip toliau. Ir dar Jonathanas Kelleris irgi vienam savo interviu irgi tą minėjo, kad, taip, sako, kam ta dekonstrukcija? Dekonstrukcija yra tuo, kad jis sudomina literatūrą. Jeigu jis sudomina literatūrą, vadinasi gerai. Jei ne, tai ne. Tai kažkaip, nežinau,
aš randu tam tikrus santykius, tokius, detektyvinius, nenoriu aš jau kišti to detektyvo visur, kur mums čia tinka, netinka, bet tokius detektyvinius santykius su tekstu. Ir tada galvojam apie pedagogiką. Kaip dabar taip nusimizerina, kad mes turim kažkokius klasikinius kūrinius, mes turim klasikinės interpretacijas, vaikai mokyklose išmoksta tą ir aną. Gerieji. Perskaito tie mokiniai. Bet tokio, kad to individualaus santykio, taip, pasižiūrėk, o kodėl taip? Tas įdomu. Ir aš žinokit, nenoriu čia kažkaip, bet aš galvoju, klausyk, aš 5 klasėje, nežinodama, kas ta dekonstrukcija, kaip ir, jau Šilba ir žinojo, žinoma. Jo, bet dariau dekonstrukcinius dalykus. Mums auklėtoja 5 klasėje, kaip ir visiems, uždavė rašyti rašinį tautosakos temą pagal patarles. Ten tautosaka pradedi eiti ir ten davė sąrašą patarlių ir sako, išsirinkit patinkančią patarlę, parašykit rašinį. Nerašyt. O aš tada pasižiūrėjau, tam sąraše yra pirmoji kregždė pavasario nepadaro. Tai galvoju, bet vis dėlto nesąmonė. Ir visą rašinį parašiau priešingai. Kaip svarbu pirmoji kregždė ir kaip ten ir tada tų keliautojus, Kolumbą, ten visokius, žinai, paskui, aišku, Koperniką, visokius mokslininkus. Kažką aš ten suradau ir įrodinėjau, sakai, tos pirmos kregždės ir labai svarbios žmonijai. O tai Dieve, tai buvo pirmoji didžioji mano sėkmė su tuo rašiniu, nes mokytoja Žukienė labai į tai pasižiūrėjo labai rimtai ir, taip sakant, palankiai. Tai nežinau, gal čia yra, galvoju, gal čia yra kažkoks mąstymo irgi bruožas, vieni kažkaip ieško tokių konstrukcijų ir paaiškinimų, kažkokių komplikacijų. Ir visi reikalingi tikriausiai literatūros kritikai. O kaip jums atrodo, dekonstrukciją galima taikyti šiuolaikiniai, dabartiniai literatūrai, tarkim, dabar išeinantiem romanam, ar čia tik tai klasikos reikalas? Bilekam, taigi, matai, Derrida, kiek ten, vien modernistams kiek, ne tik romantikams jie taikyti. Kam nori, tam taikyti. O tarkim, neverbaliniam tekstam, kaip semiotikai, kad tarkim, nagrinėja kiną ar muziką, ar dailę. Man čia sunkiau pasakyti būtų, bet juk yra kažkokių tokių pasiekimų, dekonstrukcinė architektūra, kažką mačius esu. Nes dekonstrukcinė architektūra tai ganėtinai įdomi. Nes iškart matai, kad tai tokia vizualinė ir tapybinė architektūra pasidaro, irgi tokia. Nes struktūralizmas tai iš esmės tekstą žvelgia visur, o dekonstrukcijoje tai tas tekstas turbūt daugiau literatūriškas arba filosofiškas. O tekstas su komplikacijom, su istoriniu turiniu, tada su viskuo, jis nežinau, bet svarbiausia tai tas individualus santykis, tai yra vienetinis santykis su kūriniu, tas yra brangiausia, o jį pasiekti yra labai irgi sunku ir tai sunku, tai nelengva, bet jeigu ką nors padarai tokio individualaus, tai labai smagu. O jeigu viskas yra pavyzdinių dalykų kartojimas. Kiek gali sugundyti tada juos literatūra, aš galvoju, vaikus ar
Gal būtų dar klausimų? Ir klausimas tikrai iš nežinojimo. Kas jiems yra kontekstas? Kaip pirma, kiti tekstai, literatūrinė tradicija, kontekstą jie suvokia plačiau. Čia tikrai iš daug klausiu. Plačiau. Ir aš čia va dabar neradau. Jo, aš tą vat padėtą paskaityti gal mintinai. Plačiau jie supranta viską, tiesiog kaip jau pavaro Derrida apie tą savo tekstą. Pažiūrėsiu, ar 144. Žodžiu, viskas tada yra, ir sakau, ir biografija, ir kūnas, ir pasąmonė, ir sąmonė, ir ekonomika, ir politika išvardyja viską. Visi laukai, reiškia, yra kontekstiniai tekstų. Absoliučiai. Sociologija. Ne kaip reikia. Interpretacija neįmanoma įmanomybė. Nu, ir suprask to. Va, yra daug, 108 puslapis. Tai jeigu turit kantrybės, tai aš galiu Derridos apibrėžimą. Jau tiek vargtas išverstas, nu, siaubas, kaip Keršytė išvertė tą visą gramatologiją, tai nežinau. Tai apie tekstą Derrida rašo. Cituoju, tekstas nuo šiol nebėra užbaigtas rašymo korpusas, tam tikras turinys, uždarytas tarp knygos viršelių ar jos paraščių, bet skirtybių tinklas, audinys reikšmių pėdsakų, nesiliaujančių nurodinėti į ką nors kitą nei save, kitus skirtingus pėdsakus. Taigi tekstas peržengia visas iki šiol jam priskirtas ribas, jas nepanardindamas į nediferencijuotą homogeniškumą ar paskandindamas jame, bet padarydamas sudėtingesnes, dar labiau dalindamas ir daugindamas. Tekstas peržengia visas tas ribas ir viską, kas buvo įtvirtinta kaip opoziciška rašymui. Skliausteliuos. Kalbėjimą, gyvenimą, pasaulį, tikrovę, istoriją ir kitką, kiekvieną referencijos lauko nuorodą. Kūną ar protą, sąmonę ar pasąmonę, politiką, ekonomiką ir kitką. Tekstas yra viskas. Visas pasaulis. Bet iš to kyla ir komplikacijos, nes tada praktiškai skaityti knygą pasidaro labai sunku ją interpretuoti. Ir jeigu taip tokį nepasiruošusį žmogų, studentą kokią nors įmestume į tą dekonstrukcijos vandenyną, tai jis paskęstų turbūt iš karto. Vis tiek turi būti pirmas etapas, turbūt struktūralizmo, tai paskui dar jau, kai jis tą struktūralizmo žaidimą visą išmokęs, tai tada jau galima perėti prie poststruktūralizmo. Tai arba šitaip, kaip pats sakai, struktūralizmas, poststruktūralizmas, arba dar Kelleris, o jau amerikiečiai, kadangi struktūralizmo jie nelabai turėjo, o naująją kritiką turėjo. Tai vat, jau čia toks minkštesnis toks, skirsmas randasi Amerikoje. Bet irgi, žodžiu, Jonathanas Kelleris tada kalba apie teksto logiką. Ne struktūrą, bet teksto logiką. Tu tokia normaliu žvilgsniu, normaliai perskaitai. Tarsi sakytume mes, toks pirminis perskaitimas. Tekstas pasiūlo savo logiką. O tada jau eina tas antrasis, jau dekonstrukcinis tas, jau tu aiškinis, ar tikrai, nes kaip jie sako, ir bet kokia kritika sako, kad tekstas įtaigoja. Yra tos retorikos įteikti, kad, aš čia sakau taip, o tada skaitytojas gerai, tu mane įtikink, aš skaitau tave. Ir pamatau čia jau taip, kad ir taip, ir taip, ir kitaip.
Tai va. Nu, bent Hilisas Mileris, rašydamas apie Derida, jį vadino literatūros kritiku, bet vadino tokiu, kuris dirba būtent su tomis, jam labiausiai dekonstruoti, išardyti esančias reikšmes. Bet kokias kritikoje yra, jam svarbiausia išardyti. Taip jis dirba. Nu, bet tai jis dirba. Hilis Mileris gal šiek tiek kitaip. Yra klausimų. Klausimas. Perskaityti. Kur čia mums reikia pasižiūrėti? Su pažiūrėk į viršų paėgį, pamatysi. Ne, ten šone. Ten. Išplėsti. Ai, čia išplėsti? Ne, va čia viršuje. Ai, Jėzus, tu mano. Ne, bet... Nu, tai gerai. Čia va, esate. Dekonstruosim mes ekraną ir baigsis. Taigi, mano, pakelkite viršų, nu, kuris ne. Va čia, va šitą, va. Nu, ką čia? Nu, va, skaityk. Va. O dekonstrukcija palieka ar ieško stabilumo vietos tekste? Ar ieško stabilumo tekste? Nu, tai be abejo, kad nu, kitaip jau būtų išprotėjusi kalba, jeigu jau jokio stabilumo nėra. Jie pasiūlo tam tikrus variantus, tik tai, nu, tai būtent, kad tie variantai, jie yra, tai yra mano variantas. Ateis kitas skaitytis, pateiks savo variantą. Aš ateisiu po poros metų prie tos pačios knygos ir pamatysiu, o, Dieve mano, taigi kaip aš ten skaičiau, kodėl aš to nepamačiau, kodėl tarsi skaitai kitom akim. Tai man atrodo, čia kiekvieno filologo toks bruožas yra. Arba mokytojų lituanistų, kad beveik kiekvienais metais skaito tuos kūrinius. Atrodo, žinai kūrinį, bet jeigu aš neperskaitęs, nu kaip aš dabar eisiu pamoką apie jį kalbėti, pernai skaičius. Reikia to šviežumo. Tu va to šviežumo. Tai vėl, bet tas šviežumas, nu, ką reiškia stabilus? Niekas amžiams neteina. Visiem laikam neteina juk. Tai tas, nu, čia yra gal svajonė, norėtume mes, bet pasaulis yra margas ir tegul jis būna. Gal šiauša jau bus per ilgas klausimas, o tai kaip dar, pavyzdžiui, su literatūros istorijos rašymu, dar buvo tavo užsiminta, dar kažkaip neišplėtojai. Tokiu atveju tada kiekviena yra individualus perskaitymas ir užrašymas. O taip, ten jis maždaug, nu tai kurti kažkokį tinklą, taip, bet čia jau reiktų tiesiog, nu, galvoti ir mąstyti, būti apsėstam, nes ką jie istorijoje, jie labai domėjosi istoriją ir labai daug įdomių straipsnių Paudamanas parašęs šitą temą, bet jie daugiau teoriškai kalbėjo ir kritikavo pozityvizmą ir teoriškai kalbėjo, o praktikos tai dėja nedavė. Va, nu, arba davė tam tikras metaforinės gaires. Tai nėra istorijos literatūros kaip pavyzdžio. Tai va, o jeigu nori, tai tada dirb, o jei ne, tai... Istorijos variantai, bet tada jie visiškai turėtų būti kviečiami į kanoną.
apskritai organizacijai, į dabar literatūros kanoną. Jo, ir istorija yra tam tikras procesas. Subjektyvus. Kanonas, man atrodo, dar labiau yra toks dramatiškas dalykas, negu istorija. Nors man toks įspūdis, kad kaip tik renkamasi daugiau kanoninius autorius, Sunkius daugiau modernizmo klasikus renka. Taip, yra renovacija. Jo, bet tokius painius, nu, o kaip jau jis pats aiškino pasirinkimą Derrida, tai jam buvo įdomiausia autobiografiniai, su ryškiu autobiografiškumu. Jau Prustą, jau gerai. Aha, ir ten nemažai parašęs, nu, arba tokie absurdo autoriai. Dar du klausimai. Ar dekonstrukcijos teorijos nagrinėja eroso klausimus? Ir kitas klausimas, kaip dekonstruoja eroso temą teorijoje? Nu, galbūt, aš negaliu, čia per daug sudėtingas man klausimas, aš juo taip labai nesidomėjau. Va, tik man, ką aš galiu šitą klausimą pasakyti, man gal čia irgi ne visiškai būsiu tiksli, bet man pasirodė, kad Barto teksto malonumas yra irgi paveikęs tada, nes jis ten paskui irgi savo straipsniuose džiazuoja, kad dekonstrukcinė kritika neįmanoma be malonumo, o malonumas be dekonstrukcinės kritikos. Tiek aš galiu, tiek kažkaip susidūriau, nu taip iš arčiau ir konkrečiau apie, jeigu galima sakyti, apie tą eroso temą. Yra Barto meilės diskurso pagrindai ar kažko? Taip, nu tai be abejo, bet šiaip, nu, aš čia skyriau nedaug dėmesio ir negalėčiau atsakyti. Nu, pašėlusiai vis tiek platus laukas, ne viską gali priepti. Tema, klausimas įdomus, ačiū už klausimus. Galima galvoti. Jūs tą romantizmą pabrėžiate ir daugiausiai nagrinėjate neoromantikus ir tą romantizmą iškeliate kaip maišto tokią ideologiją. Tai visgi maištas yra prieš kažkokį totalitarizmą. Tai kokį jūs dabar žvelgtumėte, prieš ką reikėtų maištauti tam dabartiniai dekonstrukcijai, nes prieš kažką maištas visgi turi būti, nes turi būti už kažką, bet ir prieš kažką. Nu, labiausiai tai man patinka maištas prieš save. Bet randi totalitarizmo savyje ir maištauji, tai sveikiausias dalykas. O tikrai, reiškia, tos visos problemos, bet kokios problemos, tai slypi savyje, reiškia. Pradėkim nuo savęs. Tai čia labai irgi. Va, o romantikų maištas, nu. O kodėl būtent neoromantikai jūs patraukė tam dekonstrukciniam skaitymui? Nu, tai tada galima jau lokalizuoti, nu, tai čia mūsų Dieve, tai mano pusė gyvenimo sovietmečio aplinkoje, tai jau labiau patirti neįmanoma, ten Gavelio aprašyta romanuose, ta visa aplinka niūri. Tai man toks kažkuo buvo visai smagus ir artimas dalykas mūsų posovietinėje aplinkoje. Taigi pilna yra tų nuosėdų, įpročių.
O labiausia aš nustebinta esu šiuolaikinės Amerikos. Atsiprašau, jau maniau, nu taip, jau mes čia nustekenti stalinizmo, marksizmo ir jau, kad jau šita visuomenė tai yra tikra liūdesio ir totalitarizmo visuomenė. Nu, bet kas darosi Amerikoje, tai aš, kuri man vaidenus kaip tokia demokratiškiausia šalis, kas ten vyksta, nu, tai irgi kažkokios nesąmonės, kažkokie recidyvai nesąmoningi. Tai yra kažką, man regis, prieš mūsų tokį liūdną gyvenimą. Ir būtų jis, nu, šiek tiek linksmesnis. Jeigu taip. Aš suprantu tam tikrą tokį slidumą ir pavojingumą, kur Dalia klausė, karo epocha. Čia ne juokas, čia ne 70-metis, čia ne roko 10-metis, čia ne Bergmano, ne Bergmano filmų ir ne naujojo prancūzų romano ar dar naujųjų filmų. Žinai, taip, tie visi reiškiniai, kurie 70-metį prasidėjo ir čia buvo. Taip, yra sudėtingesnis laikas, niekas taip pat nepasikartoja. Ir mes esam, žinoma, visiškai kitaip ir kitokie. Ir niekas nenori kartoti 70-mečio, tikrai taip. Bet ar jau čia mes tokie jau labai demokratiški ir labai laisvi? Tai man taip netrodo. Taip, bet ar ta konstrukcija galėtų, pavyzdžiui, atsirasti dabartiniu laiku, nes jau tam 10-metį. Nu, tai, o kad jau atsiradus yra. Jau jie yra, jau kaip sakau, jau feminizme yra, postkolonializme, va, mūsų būsimoje konferencijoje lyginamosios, jau jie yra. Taip, yra nusėdusi. Jo. Taip, man atrodo, reikalauja tą svarstymą, nes aš tik klausiau tokią laidą. Nu, pasaulis taip radikaliai pasikeitė, ne tik ar požiūrį, bet ir visokius, kaip sako, individas dabar absoliučiai pralaimi prieš visokias kolektyvinės tapatybės. Įskaitant, na, įvairias teorijas. Turiu galvoje, kiek yra visokių naujų kontrolės, bet taip teisingai, gal ir sutikčiau, yra naujų kontrolės būdų, kuriuos reikia iš karto užklausti. Aš labai nemėgstu, kai čia visi rėko ir cenzūra, nėra niekos cenzūra, bet yra kažkokie kontrolės būdai, kurie mus labai veikia ir atsisakymas matyti juose pavojų. Ir dėl mus kaip, na, aš pradėjau kalbėti kaip apologėti, bet man atrodo iš tikrųjų, aš šitos dalykus užklausti. Tai čia Fuko pradėjo. Taip. Ir labai... Bet jiems net nesisapnavo, tai kas daras. Nors labai įdomu, kai baigėsi šaltasis karas, kažkoks amerikietis parašė optimistinę knygą Istorijos pabaiga. Aš dabar Fukujama. Ir buvo recenzija iš karto Deridos recenzija straipsnis. Kaip pavojinga rašyti tokias knygas. Nieko panašaus, jokios istorijos. O dabar pasižiūrėsi. Tai va tas atsargumas, nu, niekam nemaišė kritiškas žvilgsnis. Ir kritiškas žvilgsnis, nu, toks atsargus kritiškas. Mokytis tokio, bet vėlgi to kritiško žvilgsnio, nereiksmingo, analitiško kritiško žvilgsnio. Analitiško, kritiško žvilgsnio. Man atrodo, kad literatūra tą galėtų tikrai suteikti ir galėtų tuo būti patraukli. Ir mokykloje galėtų būti patraukli. Nu, truputėlį kažkur vat, reikėtų to paieškoti patrauklumo interpretacijos. Gal kas nors iš virtualių klausytojų norėtų paklausti? Dalia ranką, prašom. Ar galiu, Manfredai? Taip. Tai aš Aušrai rašiau, perskaičius jos knygą, prie jos priėjau vedama tokių kitų klausimų apie autobiografiškumą ir daug išnarščius, kas prieinama internete, jau tų tikrųjų veikalų.
Ir paskui aš galvoju, nu kodėlgi aš nepasižiūrėti, aš galiugi pasižiūrėti Aušros knygą. Ir užklimpau visai dienai ir man buvo atėjus su tam tikrais klausimais labai pravartu skaityti Aušros tekstą, kurį, na, aš vis tiek vertinčiau dar ir tokiu edukaciniu tokiu požiūriu, kad tai yra didelis įdirbis kultūrai palikti apmąstymą šitų sudėtingų idėjų narstymą gimtąja kalba. Tai man labai padėjo ir aš jau buvau su kai kuo susipažinus, bet tiesiog vis tiek tos kalbos kažkoks instrumentai mumyse tikrai daug geriau leidžia tą suprasti ir tuos klodus pakapstyti sąmonės ir pasąmonės. Tai va, tai labai norėjau padėkoti ir ačiū šitą paskaitą, kuri primena mūsų tokius bendrus laikus kaip dėstytojos ir studentės. Jūratė Čekškutė. Norėtų paklausti. Prašau. Sveiki. Ranką tikrai. Sveiki, jo keliu ranką, mojuoju iš Varšuvos. Labai gera vėl šiandien buvo klausyti Aušros, nes nemažą dalį tos dekonstrukcinės kelionės, ačiū Aušrai, ėjom kartu, kol aš rašiau savo disertaciją. Bet mano Aušra klausimas yra labai paprastas. Ar per šitą laiką, kai knyga galiausiai jau pasirodė, ar ne, ar kilo minčių, kokį tekstą dar norėtųsi parakinėti tuo dekonstrukcijos raktu apie karalių Lyrą, tai čia aš prisiminiau visas mūsų irgi ilgas diskusijas, bet pavyzdžiui, nežinau, tarkim, iš šiuolaikinės lietuvių prozos, ar yra kažkoks tekstas, kurį norėtųsi dar taip dekonstrukciškai paskaityti? Ačiū už klausimą, Jūratė. Dabar šiuo metu, atvirai šnekant, kad dabar pasakyčiau, tokį norėčiau. Kaip ir neturiu. Yra keletą, bet jo, nežinau. Negaliu atsakyti kol kas. Kai kas gal audžiasi, bet tai yra dar tebūnie. Nu, o klausimų į klausimą. Aš vis, jeigu kas, tai pagalvoju apie Gavelį. Apie Gavelį. Kiek jis yra dekonstrukciškas ir kiek jam įmanoma dekonstrukciją taikyti. Kaip pati galvotum? Amžinasis gyvenimo klausimas, kuris matyt nusineš į kapus. Aš tai nežinau, kažkaip man tai vis labiau atrodo, kad jis buvo labai struktūriškas arba struktūralistas. Tik tai visą tą struktūrą labai maskavo po tuo dekonstrukciniu fasadu arba po labirintiniu pasakojimu ir per tą labirintinį pasakojimą turbūt siekdamas aprašyti tą sovietmetį. Ir man kažkaip buvo, dabar visiškai šiandien klausant, naujai užkliuvo, kur ir daliai užkliuvo tas Derridos apibrėžimas su ta demokratija. Tai nežinau, kažkaip pirma mintis tokia labai durna, aišku, atėjo, kad Gaveliui šitas apibrėžimas būtų labai patikęs. Bet nežinau. Aš, pavyzdžiui, visą laiką grįžtu ir prie Aušra pačios knygoje tos pastabos, kad aš nedekonstravau Gavelio, bet aš kažkaip neįsivaizduoju, kaip jį dekonstruoti. Ir kažkaip man vis atrodo, kad aš vis lieku toj savo pasirinktoj pusėje dekonstrukciniam priemonėm aprašyti, kokias dekonstrukcijas Gavelis darė. Nes tada jau išeina dekonstruoti, nežinau, man kažkaip čia turbūt galvai neužtenka megabaitų ar ramų ar kažko, kad išneštų šitos kelis sluoksnius. Gal kažkas kitas imsis. Nes iš tiesų kažkoks toks keistas jo romanas. Taip, jeigu politiškai vertini, taip, tai sprogmuo, tai jis ten ištaškytų tą baisiąją visuomenę, kurią aprašo. Bet jo rašymo stilius, jo. Iš tiesų būna kažkokių tekstų, kurie sunkus darbas, sunkiai
įsileidžia. Ir visą, bet jau tai, kai keli tam, man atrodo, jau kai keli tam tikrus klausimus, kad yra to neaiškumo. Politiškai tarsi jis ten sprogdina tą vaizdą sovietmečio. Politiškai. O pats pasakojimas vėl tas toks, jis ir sustyguotas, ir sukomponuotas, ir sunkiai pasiduodantis interpretavimui tokio dekonstrukcinio pjūvio. Apie vieną raktą. O kodėl čia tik? Bet gal kaip tik labai geras tekstas ir yra toks, kuriam sunku pritaikyti vieną raktą. Ne, tai žinoma, kad tai niekas to vieno rakto ir nenori, bet taip, ačiū Jūrate. Dar būtų klausimų? Tai malonu buvo pasikalbėti. Ačiū labai profesoriui Aušrai Gerbutienei už įdomų pasakojimą, dekonstrukcijos pristatymą. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū visiems, dėkui, kad atėjot, kad išklausėt. Labą vakarą. Sudie. Ačiū. Kur čia vyko? Ačiū. Viso geriausio. Tai visa. Ačiū. Šiandien rašinėjimus turime. Lyvių mitinį. Tikrai aš neišjūriu. Dar, Ent. Šitą ir kitą.